Got it.
mieste man reikia sėdėti, ne? Čia. Ačiū labai. Tokia gera idėja, labai prašytumėm, kad pajustumėm, kad mūsų ir daug ir mes vienas greta kito nemaskingės atsistot ir prieiti arčiau prie mikrofono. Ir, tarkim, viena dalis galėtų būti mūsų kažkur čia, o čia, kurie esate, tai ir lygiai čia. O paskui galėsim pasėdėti, visada spėsim sėsti. Tai labai kviesime, arčiau čia. Tai norėčiau pradėti mūsų šios dienos susitikimą ir padėkoti visiems, kurie susirinkote ir dar, manau, darote žmonių ir pasakyti, kad susirinkome ne veltui, susirinkome tam, kad pasidžiaugtumėm tuo, kad dalyvaujame svarbiame judėjime, svarbiame, kaip dabar vadinka sakyti, sąjūdyje. Sąjūdyje už permainas Vilniuje, už permainas mūsų skyriuje. Jeigu mes jas kokybiškai atliksime, tai tada ir Vilnius taps labiau socialdemokratiškesnis, labiau kairesnis, tokio Vilniaus labai reikia ir manau, kad mes visi kartu galime tą daryti. Iš tikrųjų, gyvename mūsų skyriuje jau daugelį metų, vienas kitą pažįstame, žinome, kad esame nemažai padarę, bet buvo ir tam tikrų problemų. Problemų buvo tiek ir bendravimo stiliuje kažkokiam, tai tam tikram atitrūkimą ir motyvacijos stokoje, kuri palaipsniui atsirado. Ir mes norime visą tai pakeisti į gerą, padaryti taip, kad kiekvienas žmogus, kuris yra skyriuje, ar tai grupės pirmininkas, ar tai neseniai įstojęs, ar tai skyrius veteranas, kad jisai būtų jaustų dėmesį ir vadovybės, ir grupių pirmininkų, nes tai yra pamatų pamatas ir manome, kad mes tą galime padaryti. Lygiai taip pat manau, kad mums laikas įeiti ir grįžti, atsigręžti į bendruomenės, į darbo kolektyvus, tapti tikrai tą Vilniečių partiją, kuriai mes ir turime būti ir manau, kad mes ta partija, reiškia partija, kuri artima visiems Vilniečiam, kuri veikia bendruomenėse, kuri kūrė bendruomenės, kuri yra gatvėse, kuri dalyvauja manifestacijose, kuri rengia akcijas ir realiai sprendžia reikalus. Bet mes tuos vadinamosius reikalus arba tą politiką galėsime įtakoti tik tai tada, kai mūsų bus daugiau savivaldybės frakcijoje. Ir kai bus daugiau mūsų Seimo narių išrinktų Vilniaus mieste vienmandatėse apygardose. Ir dėl to reikia pradžioje padaryti kelis namų darbus. Tai pirmiausiai, kaip minėjau, rasti geresnį motyvacinį pagrindą mūsų darbe. Paskui pasklisti po Vilniaus bendruomenės, būti kolektyvuose, kaip minėjau. Tai yra labai reikalingas dalykas. Ir aš manau, kad mes šiandien visi čionai, gausiai susirinkę, galėsime dalyvauti šitam procese. Ir manau, kad tai ypatingai svarbus procesas, kadangi
Vilniaus skyrius turi būti pavyzdinis skyrius partijoje, turi būti sostinės skyrius, kuris rodo tai, kaip galima dirbti ir ko galima siekti. Ir mes visi, manau, pradėjome ir pradedame ir baigsime labai svarbų procesą. Tai yra atsinaujinimo, modernizacijos, neatstumant nieko, nei veteranų, nei vidurinės kartos, kartu visi darydami tos darbus, kadangi kiekvieno iš jūsų ir išmintis, ir patirtis, ir energija, ir žinios yra reikalingos bendram darbui, vardan Vilniaus, vardan vilniečių, vardan to, kad Vilnius būtų žymiai geresnė vieta. Tai norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote. Norėčiau pasakyti, kad kviečiu visus rytoj ateiti į atvirą tarybos posėdį, kuris bus Švento Jono gatvėje 3 pašto rūmuose prie universiteto, ir tarybos narius balsuoti už permainas, kurios neatstumia nieko, o kaip tik įtraukia kuo daugiau žmonių. Ir pamatysime, kaip mūsų gretos išaugs, kai mes darysime tas permainas, kai mes atsiskleisime Vilniui, atsiversime Vilniui. Ir noriu padėkoti visiems, kad jūs dalyvaujate šitame procese, kuris tikrai yra svarbus ir reikalingas ir partijai, ir Vilniui. Ir esu tikras, kad mums pasiseks. Ačiū labai.